Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavąjį žodį, suprasti jį, pamilti jį ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams atsakė: jei tik aš pats apie save liudyčiau, mano liudijimas nebūtų tikras, bet apie mane liudija kitas, ir aš žinau jo liudijimą apie mane esant tikrą. Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną ir jis paliudijo tiesą. Aš nesigriebiu žmogaus liudijimo, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir spindintis žiburis, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesa pasidžiaugti. Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane yra siuntęs tėvas. Taip, mane pasiuntęs tėvas paliudijo apie mane, bet jūs niekad nesate girdėję jo balso, nei regėjo jo veido, ir jo žodis jumise nesilaiko, nes jūs netikite tuo, kurį jis yra siuntęs. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasi amžinai gyvenimą. Tie raštai tikrai liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savojų vardu, tą jūs priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote. Nemanykite, kad aš jūs kaltinsiu tėvui. Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltį sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte Mozę, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs neįtikėjote jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais? Tai Viešpaties žodis. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Žmonės, kurie nepažįsta Dievo meilės, reikia pripažinti, nepažįsta ir savo tikrosios tapatybės. Nežinodami, kad yra mylimi Dievo tėvo, ieško vertės ir prasmės ten, kur jos nėra. Ieško kito žmogaus pripažinime, kito žmogaus pasiekimuose arba netikroje šlovėje. Pasinardina šiame pasaulyje. Tačiau tikroji orumo šaknis glūdi Dievo meilėje, kuris mato mumise savo mylimus vaikus. Meilė nėra vien tik jausmas, tai kelias į Dievo pažinimą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Tai reiškia, kad tik per meilę galime tikrai suvokti, sutikti, patirti Dievą ir suprasti jo išmintį. Meilė taip pat yra patikimiausios tiesos liudytojas. Tik tas, kuris myli, gali tikrai perteikti Dievą kitiems. Kitaip belieka tik tai sausas įstatymas, vien raidė. Tegul šiandienos apmąstymas skatina mūsų į gilesnį santykį su Dievu. Santykį pagrįstą ne baime ar pareiga, ne tik raide, bet kupina ir pripildyta meilė, kuri keičia viską. Iš pelenų į gyvenimą.